Neįdomi tokia konsistencija. Bet tirpsta labai gerai. Tik momentaliai. Nežinau, susisiekiau su Justinu, tai šiaip sakė geriau daug neprimaišyti, neprimiksuoti, šiaip kada su herbicidais kaip ir nieko baisaus, bet aš paprasčiausiai nenaudosiu, naudosiu vien tik tai šitą ir nupurkšiu savo mikroelementai šiais. Sveiki, gyvi. Šiandien paleidau purškimą, darau bandymą tą su Optima Vigor iš Soltech mikroelementais. Tai va dabar purškiam 250 litrų vandens ir 4 litrai Optima Vigor. Galima, aišku, maišyti ir herbicidą, galima ir fungicidą maišyti, vienu žodžiu, visko puikiausiai maišosi. Tai va, kaip ir minėjau, šiame lauke būtent padarysiu, čia kaip yra tiltas, šitą technologinę, sakykime, padarysiu vėlgi bandymą, paliksiu nepurkštą su mikroelementais, tam, kad įsitikint ir parodyti jum. Čia 250 litrų vandens naudoju, sakykime, su injektoriniais. Nors vėjo nėra, bet čia 250 litrų ir naudoju 4 litrus to Optima Vigor iš Soltech mikroelementų tą kompleksą, pusę litro boro. Čia tas laukas, kur kovojau su šliužais, bet, kaip sakoma, su vienais kovoja, kiti užpuola. Tai čia užpuolė, aišku, vabaliukai, ne vabaliukai, o kirminiukai, kurie graužia lapą, daro tokį, dabar žiūriu, iš apačios nematau, čia va, pavyzdžiui, labai gerai matosi, štai yra žalių kirminėlių ir jos apačia lapą praktiškai nėra su ko paimti, nes nėra sisteminio insekticido, su kuriuo galima būtų paimti, kaip užpurkšti. Aš vakar bandžiau su kontaktiniu purkšti, dėjau purkštukus rasa, dėjau tie sukūriniai, jie kadangi sukasi, jie gražiai, sakykime, purškia, atrodo tą miglą tokią padengia gražiai, bet kaip matot, šiandien jie puikiausiai graužia. Tai manau, kad neverta mėtyti pinigų į balą. Paprasčiausiai, kaip jau dievulis duos, taip ir bus. Tai va, tai tiek va iš šito reikalo. Čia tie lydintys augalai dabar žaliuoja, paberus nusiims. Lauksim pavasarį. Nežinau, bet greičiausia bus dar vienas augimo reguliatorius, nes čia dabar yra Karikso lygtais 0,3 ir 0,4 Juventusai yra dėta. Bet čia jau yra purkšta prieš gerą savaitę. Tai tie, kaip matosi, biški šiek tiek lapas gražiai paleidęs.
rapsus. Dabar turėtų pradėti. Šiaip iš tikrųjų, tai man atrodo, kad jau ir yra šoniniai, matosi. Šoniniai ūgliukai paleisti. Gražiai, jeigu tai pasižiūrim. Gal ne visiems 100%, bet jau matosi, kad yra. Jo, tai pasižiūri, yra šoniniai, eina iš pažastikių. Tai vidurinis lapelis gražiai violetinis. Kol jisai violetinis, tai realiai dabar ir nereikia duoti kol kas. Tai dabar paskatinsim biškį, kad šiek tiek šaknį labiau paaugintų. Ir lauksim žiemos. Jo, tenais kaip tik dabar liucerna dabar nupjauta ir ten, kadangi atrodo tokios karštas dienos, gražios, bet, nedžiūna, nes kadangi, dabar tik tai skaityk dabar, kas yra, dabar yra 2:30, o realiai tik tai rasa dabar nukrito. Tai va, tik tai dabar gali vartyti tą, kad išdžiūtų antrą pusę. Tai va, yra tikimybė, kad rytoj susigrėpsim ir susmulkysim. Tai va. Tiek. Ruduo jis vis tiek, kaip sakoma, atrodo, kad šilta, viskas gražu, bet diena trumpa ir jau nieko nepadarysi. Yra taip, kaip yra. Ruduo jis vis tiek neišvengiamai ateina, kad ir kaip nenorėsim, kaip ir norėtume, kad ta šiluma būtų. Bet žmonės dabar mandrus, gudrus, išvažiuoja į kurortus, į ten šildosi, pratęsia savo vasarą. Tai va, bet čia jau tema atskira, kas kurortuose, o kas laukuose dirba. Tai va, ačiū labai, kad žiūrit. Aš išbandysiu, parodysiu jums konkrečiai poveikį. O jau jums apsispręsti, ar jūs naudosit ar nenaudosit. Ar naudosit vienokius ar kitokius, bet čia yra kiekvieno apsisprendimo reikalas. Žiūrėjom su puštovu. Pamaitinsim rapsą biškį. Tai va, kadangi buvau pasitaisęs visam laukui, skaitykim tą normą mikroelementų, ir kad padarys šitą bandymą, tai sugalvojau tokį variantą. Čia, sakykime, tą technologinę, kur minėjau, kad darau bandymą, tai jinai bus nepurkšta. Štai va, tiesiai nuo keliuko, nuo tiltuko, nuo keliuko, ir tiesiai va šitą technologinę yra nepurkšta. O šalimai sekantį technologinį bus dviguba norma nupurkšta. Vienu žodžiu, šitą nepurškiau, o šičia nupurškiau 2 kartus. Tai va, bus, kas būtų, jeigu būtų, jeigu panaudotum 6 litrus. Bandymas tam ir yra bandymas, tai būtent tą ir noriu parodyti. Tai va, kaip sakoma, mintis visą laiką kyla, bedirbant. Ir viskas. Tai va, ačiū labai, kad žiūrit, ačiū labai, kad spaudžiat laikus, kad komentuojat. Ačiū labai kanalo nariam, kad remia mano kanalą. Ir iki sekančio pasimatymo. Ate.